OneShot studentai – kariai gyvenime. OneShot organizuoja plataus spektro mokymus. Šaudymų, pistoletų, karabinų, snaiperių parengimas, taktikos kursai, žalios ir juodos versijos, taktinės medicinos, išgyvenimo. Čia susirenka įvairūs žmonės – šauliai, civiliai, pradedantieji ir patyrę. Tačiau visus juos vienyje vienas bruožas – ryžtas tapti geresniais nei vakar. Į mokymus atvyksta ne tie, kurie iš pirmo žvilgsnio neturėtų šaudyti, bet jie ateina nugali baigę ir praauga patys save. Viena mergina, turinti lengvą autizmo formą, sėkmingai baigė taktinės medicinos kursą. Edmundas, žmogus, kurio dešinė pusė paralyžiuota po insulto, jau baigė šaudymo pistoleto, karabino ir snaiperio kursus. Viską atliko viena kairėje ranka. Ir praėjusį savaitgalį surinko daugiausiai taškų snaiperių šaudymo įskaitoje. Sąlygos visiems vienodos. Pratimai ne tik taiklumo, bet ir greičio bei dinamikos. Edmundo pavyzdys primena mums visiems. Dažniausiai barjerai gyvena ne mūsų kūne, o mūsų galvoje. OneShot – tai ne tik šaudymas, tai valia, tai kova su savimi, tai karžygio kelias.